Taigi, štai ir vėl aš čia. MC Perfect serveryje, užstrigo žodis. Tai vat, dabar norėčiau šį epizodą praleisti medžiokliai ir galbūt šiek tiek pasimaininsim. Medžioklės reikia, nes čia va mano visas maisto išteklius. Nu, ne visas, iš tikro turiu ir daugiau, bet vis tiek, manau, trūksta man to maisto. Na ką, karvę užmušom, turim jau šiek tiek. Čia tik labai užknisa, kad tam serveryje labai greitai gyvybės nusiema. Nu, ta prasme, net nespėjai daug ką padaryti, jau žiūriu, kad nebėra. Vat per visą praeitą epizodą visus 16 ar 15 obuolių sušlamščiau. Taip, avytė, žirklio neturiu. Aha, bet turiu pavadėlį. Nereikia, man atrodo. Man atrodo, geriau užmušiu. Kas iš to, kad aš jau... O tai pavadėlis kur? Tai mirė kartu su avim. Easy. Ne, ne. What the fuck? Wow. Eik tu savo. Na gerai. Judu aš toliau, be pavadėlio. Pavadėlis iš tikrą, skirtas yra ne tik ten skraidyti ir panašiai. Be pavadėlio negali gauti gyvūno. Aha, galiu į Home. Home užsisėtinau, tuoj pamatysit kur. Užsisėtinau dėl to, kad kai tą medį dariau, labai reikėjo šitą. Vijoklių tų. Ir aš, kaip čia pasakyti, nedabaigiau dar vis. Nedabaigiau, taip, nedabaigiau. Nes pritingiau, geriau jau. Man nėra įdomu labai statyti ar dar kažką. Nes man kažkodėl atsibosta. Vienas darai, statai. Man labai patinka veikla kažkokia. Taip, kam aš tas avis kertu, jos man tik vilną duoda. Čia be to 7.2 versija yra, ko nepaminėjau. Taip. Aha. Kažkiek tai jau turim tos mėsos, bet dar nepakankamai, dar manęs netenkina. Turėjau vieną kardą, neblogą šiaip, bet tada nužudė mane draugas ir tuo metu panaikino ant žemės gulinčius itemus, tai vat, kelis įsisaugojo, bet visi kiti mirė, kaip mirė, visų kitų nebeliko. Ir, aha, žinot ką galvoju? Tas maistas palauks, aš geriau einu. Dabar grįšiu namo, pasakysiu savo planus dabar šiek tiek. Grįšiu namo, pasiimsiu, susitvarkysiu aš, persinešiu daiktus iš RestP Nike į savo tą medį, neužbaigtą dar vis. Ir aš bandysiu ten pakeisti aplinką, šiek tiek prisisodinti sugarcane'ų. Ir, manau, taip praeis tas mūsų laikas dabar. Opa, čia daugiau. Gerai, tai aš grįžtu namo, sustabdau video ir pamatysit, ką rač vėliau. Na kągi, štai apsitvarkėm, susinešiau daiktus čia. Štai kokie čia
Pasirodo, nesu aš toks ubaks, maistą turiu. Tai va čia įsirengiau šiek tiek grindis, šiaip jeigu čia jūs net nematėt vidaus, štai kaip atrodo tas vidus. Čia aišku dar papildomai yra, čia va aš gyvensiu, kai koks Mikė Pūkuotukas, toj. Net neprisimenu, kur tas Mikė Pūkuotukas gyvena. Nu, karoč, esmė tame, kad va, čia daiktai mano. Ir taip, ką aš labai noriu padaryti, tai noriu padaryti čia gražų krioklį. Iš tikrųjų noriu, nu, nes, ta prasme, čia buvo toks ežeriuks, ane, aš pragrioviau ir tikėjausi, kad jis taip, nu va, pragrioviau, va tiek, va galvau, taip jis lygiai nubėgs. Bet ne, taip nebuvo. Todėl dabar aš ketinu padaryti, todėl man dabar reikia bėgti pasiimti žemę. Kodėl man lagina ir vėl? Čia gal dėl to, kad filmuoju. Gerai, kur mano žemės? Nėr. Va. Taip. Nu kaip, ar labai prastai tas medis šiaip atrodo? Nėr, sakykim, daug darbą aš įdėjau, vien tik su tais lapais. Padariau tokias šakas, pasižiūriu, per plačiai tas atrodo. Tai sumažinau, dabar darysiu šiek tiek mažesnės, o maždaug tokie. Nu karač, čia daug darbą su tuo medžiu. Gerai, čia uždedam. Aha. Ne taip darau, kaip norėčiau. Jėzau, kaip baisiai. Šiaip gal ir nebūtų taip prastai, jeigu va taip va, čia va kirstumėm ir jis eitų va maždaug taip tekėtų. Nu dar, aišku, reikėtų padailinimo, panašiai, čia daug resursų sunaudosim, sakykime, žemės nelabai daug taip turiu. Nu, ta prasme, žemės čia galima daug prisidaryti, bet vis tiek aš jos šiuo metu daug neturiu. Todėl man ji dabar vertinga yra. Nu ką, biški, kaip manau, nevėlinė. Nu, kaip nevėlinė, susitvarkė kažkiek tai. Bet aš noriu ilgalaikio, jo dabar taip baisiai, nu. Gerai, manau, aš šiek tiek sustabdysiu video ir pats pabandysiu padaryti. Nežinau, kaip seksis, bet galutinį variantą, kad ir koks jis bebūtų, jums parodysiu. Tai gerai, stabdau. Na štai, karoč baigiau, užtrukau, ką žinau, kokį 15 minučių, bet galutinis variantas nemanau, kad bus toks, koks tikėjotės, o gal kaip tik bus toks, koks ir tikėjotės. Aš nemoku gerai statyti. Čia, ta prasme, ne apie tą statinį kalbu, apie vandenį. Tai dar aš tobulinsiu taip, bet va dabar kaip išėjo, taip parodau. Va. Nežinau, man savotiškai gražiai, tas pats krioklys taip gan gražiai atrodo. Tik reikėtų, aišku, padailinti, nu, ta prasme, nes jis dabar atrodo tiesiog čia žemė, o čia vidury tas vanduo. Negražiai. Reikėtų dar patvarkyti, bet dabar, nu, dar kol kas normaliai. Per kokį kitą epizodą parodysiu, kai jau bus sutvarkyta ir panašiai.
Dabar štai, ką norėjau parodyti. Aš šitą buvau matęs, bet pats iki jo daėjęs ir šiaip dar nebuvau. Tai vat norėjau apžiūrėti, kas čia gera. Ir jums kaip tik parodyti, nes praeitam epizode matėte, aš aprodžiau visą, mūsų kaip ir regioną. Tai štai dar vienas namas, kurio vis dėlto buvau užmiršęs parodyti. Tai taip. Aha, užžinom. Šiaip gan visai neblogas namas. Aha. Tikriausiai, kaip matau, jis neužsirėsinęs. Bent jau taip įtariu. Būtų gerai. Nežinau, kuom tai būtų gerai. Galbūt yra kažkokių vertingų itemų. O gal čia kaip tik kažkas bandė eit, bet nepavyko. Va. Jo. Gal. Gerai, einu tada palei kraštą pasižiūrėti, kaip čia gyvena. Taip, o gyvena iš tikrųjų gan gražiai. Man asmeniškai gan gražus šitas namas. Čia tokios gėlytės. Tik vat baisiai dėl to, kad jis su to ore pasidarė. Ta prasme. Pats namas negražus, bet įrengtas viduj karač gražiai. Va, ką norėjau pasakyti. Dabar cukranendras. Kas žinys čia? Opa. Jo. Šiek tiek prisivagiau. Tikiuosi labai nepyks. Atsodino, aišku. Užaugs jiem vis tiek. Gerai. Tai ką, liko man tik prie tos savo, ką žinau, krioklio pasidaryti. Cukranendrės, kaip sakiau. Taip, tai pasidarysiu su cukranendrės. Fuck. Blėt. Tai gerai, lėkiu. O, čia gan toli, net negalvo. Ta prasme, ne tai, kad toli, supratat, ką turėjau. Tikiuosi. Aha, kur tas mano kriklys? Pasiklydau. Ne. Tai kur jis yra? Ai. Bet tai kai. O kas ten per namas? Ai, ten tos bobas jaučiu. Suskis. Ja. Ten tos mergos. Ką. Tai gerai, šiek tiek turiu techninių nesklandumų. Tuo susitiksim. Kągi, mes grįžome. Dink nekvepavęs. Čia bračkis lentgaidys. Gerai, tai dabar. Nahui debilsis, palaukit tuoj. Karoč, pagaliau grįžau. Tai vat, cukranendrės susadinsim. Aha. Manau, čia gan neblogą vietą cukranendram. Taip, aš šiaip namuose turiu, tam ir daugiau jų. Tai susadinsiu vėliau. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, prenumeruokit. Šiaip, jeigu vis dėlto, nepatiko video, nes dar kol kas gerai labai nemoku, tai rašykit, kas nepatiko, bandysiu keisti. Ir panašiai, dar be to pasiūlykit žaidimų, kokių žaisti. Be Minecrafto, nes dar kol kas beveik jokių kitų nefilmavau. Tiksliau sampakelis. Tai vat dabar šiaip po šito video žadu eiti Smite. Tai vat. Gerai, aš dar be to parsisinčiau žaidimą, vadinas Next Car Game, ne?
Čia aš jau atsisveikinu. Nu, Next Car Game, bet demo vis dėlto, nes abejoju, kad yra rasti, nu, nemokamai tą, nu, normalaus. Tai bet Next Car Game, kaip čia pasakyti, nu, jis labai, demo yra labai šūdinas, nu, ta prasme, tai yra tik trasa, tik išbandymų trasa, ten važiuoji, ten kliūtis visokias ir panašiai. Nu, galbūt įkelsiu vieną video, šiek tiek apie tą Next Car Game. Tai va, su jumis buvo Steeler LT žaidimai. Kaip sakiau, laikinkit, prenumeruokit. Ir gerai, viso tada. Sėkmės.